perskas.com platformos ir šiame video aš jums papasakosiu, kaip veikia perskas.com platforma. Tai jau užsiregistravote į perskas.com platformą ir čia matote savo dienos planą. Tai yra jūsų mitybos planas. Mitybos tiksluose yra nurodyta, kiek angliavandenių, baltymų ir riebalų turite suvalgyti per dieną, kad pasiektumėte savo išsikeltą tikslą. Toliau yra nurodyti jūsų valgiai, kiek jūs pasirinkite suvalgyti valgių per dieną. Tai yra pusryčiai, užkandis, pietus, užkandis, vakarienė. Galbūt turite tik 3 valgius ar 4 valgius priklausomai nuo tiek, kiek pasirinkote. Ir tada matote, ką turite valgyti pusryčiams. Jeigu jums nepatinka šitas patiekalas, jūs galite spausti mygtuką keisti. Paspaudus mygtuką keisti, jūs galite pakeisti patiekalą į kokį norite kitą patiekalą ir tas patiekalas bus adaptuotas jūsų mitybos planui. Ir tą patį galite padaryti su visais kitais patiekalais, ar tai būtų užkandis, pietus, užkandis, vakarienė. Tada kas būna, jeigu jūs suvalgote patiekalą, tai spaudžiate suvalgiau ir tada jums priskaičiuoja patiekalo maistinę vertę prie jūsų mitybos plano ir rodo, kiek jums per dieną toliau liko surinkti angliavandenių, baltymų, riebalų. Jeigu jūs nevalgote pasirinkto patiekalo, jūs spaudžiate nesuvalgiau ir tada galite pasirinkti kažkurią kitą alternatyvą, pagal kurią mes jums priskaičiuosime papildomą kalorijų kiekį tam, kad jūs nenukryptume per daug nuo plano. Tai aš, pavyzdžiui, paspaudžiu, kad valgiau bandelę ir man tada papildomai priskaičiuoja maistinės medžiagas, kiek aš gavau iš bandelės. Ir tą patį jūs galite padaryti su kiekvienu patiekalu. Tada, kaip toliau vyksta visas mitybos planavimas šioje platformoje, tai šiandien, pavyzdžiui, yra penktadienis. Jeigu aš noriu pažiūrėti, ką aš valgysiu šeštadienį, aš spaudžiu šitą rodiklėlę ir man išmeta, ką aš valgysiu kitą dieną. Ir taip pat, jeigu jūs norite pasikeisti šios patiekalus, jūs galite spausti vėlgi keisti ir tada įsirinkti patiekalą, kokį jūs norite valgyti. Ir taip vyksta su kiekviena diena iki tol, kol susidėliojate tokį meniu, kokį norite valgyti. Toliau yra mitybos planuotojas. Tai atsivertus mitybos planuotojus galite dar paprasčiau kaitalioti valgius. Tai kaip ir rodžiau penktadienį, pavyzdžiui, kad aš turiu pusryčiams šokoladinių kokteilių, užkandžiui kažką kitą. Jeigu aš nenoriu valgyti šio maisto, aš pasikeičiu jį į kokius nors sumuštinius ir man mitybos planuotoje yra tai pakeičiama. Ta pati galiu padaryti ir su šeštadienio meniu, ir su sekmadienio meniu. Tada yra pirkinių sąrašas. Tai pirkinių sąraše pažymėjus, tarkime, penktadienio, šeštadienio, sekmadienio meniu, aš galiu susigeneruoti pirkinių sąrašą, ką man reikės nusipirkti parduotuvę. Ir man tada yra išmetama, kiek aš turėsiu nusipirkti parduotuvę tam, kad pasigaminčiau patiekalus, kuriuos noriu gamintis. Tada yra pasiekimai, tai čia nuolat galite atnaujinti savo svorį ir sekti savo progresą, kaip tobulėjate. Tada yra Facebooko grupė, tai galite prisijungti prie Facebooko grupės, kuri yra visi mūsų bendraminčiai. Tada yra paskyra, tai čia galite nuolat keisti savo duomenis. Tada yra mitybos tikslai, tai galite pakeisti, kiek jūs norite numesti svorio ar tiesiog išsaugoti savo, išlaikyti savo svorį. Tada jeigu grįžtate atgal, yra mitybos planas, tai čia galite koreguoti kalorijų kiek norite ir pagal tai bus perskaičiuojamas jūsų planas, čia galite užkandžių kiekį pasirinkti. Ir tada yra alergenai, tai jeigu nemėgstate kažkokio produkto, čia galite užžymėti produkto, kokio nemėgstate ir tada atsinaujins jūsų mitybos planas be būtent šitų produktų. Tada dar papildomai yra fizinis aktyvumas, jeigu kinta jūsų fizinis aktyvumas, tai taip pat galite atnaujinti fizinį aktyvumą savo platformoje ir tada ir atsinaujins jūsų mitybos planas. Tada yra prenumerata, jeigu norite pakeisti savo prenumeratos aktyvumą, tada yra slaptažodis ir tada yra atsijungti. Tai tokia paprasta mūsų perskas.com platforma. Jeigu turite papildomų klausimų, tai dažniausiai jūs galite vėlgi parašyti info.perskas@gmail.com arba parašyti bent Facebooko grupėje, su kokiamis problemomis susidurite, kad galėtumėme jas greitai ir efektyviai spręsti. Ačiū, kad naudojatės platformą ir pasimatysime kitą kartą. Iki greito, mielieji.